Steam'e galit atsisiųsti programą skirtą strymeriams, o taip vadinasi, tuoj parodysiu, kaip jinai atrodo. Pas mane atsisiųsta, tiesiog parašot čia pavadinimą šitą ir atsisiųs. Va. Ir va čia tiesiog paspaudžiat downloadas bus. Jeigu nerandat programos po Windows Delete ir pas jūs jinai jau buvo atsiųsta, tiesiog spaudžiat čia, uždedat varnelę soft stop, va tuoj parodysiu, kad geimus. Ir va čia visos jūsų programos, kurios atsiųs. Grąžinsiu šitą galiu išjungt. Įjungiam programą. Spaudžiam čia. Taip atrodo jinai. Pirmas. Čia galit paremti kūrėją. Čia va taip atrodo pirmas. Palaiko platformas. Regionas. Kalbos. Šitą galit įjungti, jeigu naudojat vieną monitorių. Ir čia parašyta, kokius mygtukus reikia naudot, kad veiktų žaidimo režimas. Ctrl-G paspausit, tada veiks. Čia pridedat platformas, kurias jūs naudosit, aš pridėsiu visas, kurias aš naudoju. Pridedat šitą, po to šis, ikas, tokas. Gerai. Čia doneitą galit pridėt. Jeigu iš jūs šitą naudojat visas. Čia kaip browserį pridedat OBS. Čia balso. Kaip supratau, balso yra limituotas. Va, 100 šitų raidžių, man taip atrodo. Ar sakinių 100 parašai ir po to reikia jau pirkti premium tada, jeigu nori daugiau naudot. Nes čia balsai yra. Ir čia nustatymai galit padaryti, kad ne viską perskaitytų kvotas balso. Aš nenaudosiu jo. Čia uždėta šitas ignoras, kad neskaitytų botų chatas pas. Čia ne aš jau dėjau, čia automatiškai, jeigu resetinsiu, čia bus. Čia suportas. Taip, dabar, taip. Jeigu kad šitas veiktų jums, būtinai turit naudoti žaidimą arba Windows modą, arba žaidimas be rėmelių, ar kaip jis ten vadinasi, Borderlandsas angliškai vadinasi, ar lietuviškai nežinau. Nes jeigu bus full screenas, neveiks. Dabar paspaudžiam Ctrl-G. Ir va, rodo. Ir va šiandien jūsų rodo, kas pajungta apačioj. Doneitas pajungtas ir visos platformos. Užeinam į browserį. Aš pasidaręs, kad Oi. Aš pasidaręs, kad browseris šitas būtų per visą ekraną man. Pasidaręs, kad šitas Windows žaidimo modas pas mane būtų tamsus. Tiesiog parašau va tai. Nieko nerodo. Tai kopijuosim čia.
Ai, mo 2 kartus tą patį dėt neleidžia, nes tipa sako, reik mokėt pinigus. Gerai, ištrinsiu kažkokias pūgas. Nu, pats šitas taip darom. Dabar suveikė, nes girdžiu, kad va, veikia. Aš tiesiog šitą foną pasidaręs žaidimų, kad būtų tamsus, nes aš jį tiesiog persikėliau į antrą ekraną, o jeigu be modo, tai va, nu taip atrodo. O su modu biškį tamsesnis, man geriau, kada tamsesnis. Tokia programa.